Sveiki! O šį kartą mes pakalbėsime apie kitą pušynų ir spygliuočių miškų augalą. Tai yra apie šilinį viržį. Tai yra vienas gražiausių rudenį žydinčių augalų. Jau pradeda žydėti iš tikrųjų vasaros pabaigoje, apie rugpjūčio mėnesį. Bet dabar dar matom puikiai žydi rugsėjį. Ir tai yra, iš tikrųjų, mes dabar esame bitučių rojaus pievelėje, kadangi bitutės labai mėgsta viržius, turbūt žinote, yra ir viržių medus netgi, jisai būna tamsios spalvos. Tai va, čia bitučių yra vienas pagrindinių maisto šaltinių rudenį. Dabar ką būtų galima papasakoti apie viržį? Jisai auga nederlingose gana dirvose, labiau mėgsta tokias rūgštesnes, pušynuose, bruknynuose, šalia mėlynių kažkur, tai prie aukštapelkių galite rasti viržį. Ir jisai yra ne žolinis augalas, tai jau yra irgi krūmokšnis, kaip ir kalbėjom apie bruknę. Tai viržis irgi yra jau toks pusiau sumedėjęs augalas, krūmokšnis, daugiametis. Mes daug jų matom visokiausių dekoratyvinių formų, veislių, matome medelynuose, galima nusipirkti. Tai vienas pagrindinių rudens tokių žydinčių augaliukų ir ant kapų, ir prie namų, visur būna viržiai. Nes iki pat šalnų gražiai išlaiko tos savo žiedelius, net ir po šalnų kartais labai gražiai tos spalvos atrodo. Tai natūraliai gamtoje jis irgi ne ką prastesnis, iš tikrųjų, ypač kai sudaro didelius sąžalynus, dideli būna viržių laukai, tikrai nuostabiai įspūdingai atrodo ir man tai yra be galo gražus augalas. Jisai ir kvepia skaniai, ir arbatas skanias galima pasidaryti. Pavyzdžiui, karo metu tiesiog kareiviai, kai neturėdavo arbatos, juodos ten ar kokios kitokios, jie tiesiog eidavo pasirinkti į mišką viržių ir darydavosi savo arbatą, nes jinai skaniai kvepėdavo medumi ir, aišku, ir pasisveikatinimui būdavo. Bet yra ir kitas įdomus dalykas. Latiniškai viržis yra vadinamas Caluna vulgaris. Šilinis viržis, Caluna vulgaris. Vulgaris tai vulgarus, paprastas, iš tikrųjų reiškia iš lotynų kalbos paprastas, toks, o kaluna čia labiau yra iš graikų kalbos, tai yra šluoti, valyti. Ir turbūt jau supratote, link ko lenkiu, tai viržis būdavo anksčiau gausiai naudojamas šluotams gaminti. Tai va tas kaluna taip ir išlikęs pavadinimas, tas latiniškas, bet iš tikrųjų graikų kilmės, kaluna tai reiškia valyti, šluoti. Tai va, matot, jau čia jau vien porą suėmus va taip viržių, jau tokia nebloga šluotelė gaunasi, jau galima prasišluoti namus. Net ir karo metu, irgi kai trūkdavo ten tų medžiagų šluotoms gaminti, tai tiesiog eidavo skinti, pjauti tų viržių ir iš jų tiesiog gamindavo tas šluotas. Tai va, čia yra tokia miško šluota. O ką dar būtų galima apie jį pasakyti, iš tikrųjų jisai turi ir daug vaistinių savybių. Tai yra irgi augalas gan gerai suveikiantis prieš peršalimo ligas. Tai pavyzdžiui, jeigu jau jaučiat, kad jau kabina peršalimas kažkoks, tai jau ir temperatūra sukilo, dar kažkokie požymiai, tai eikit iš karto gamintis viržių arbatą. Viržių renkami žiedai ir lapai, tos šakelės yra renkamos jų žydėjimo metu. Tai dabar jau pats tas metas, ieškoti, aišku, geriausia būtų dar nenužydėjus, o kaip tik dabar žydinčių. Tai tiesiog pasirinkite būtinai tų šakelių ir kai jau bus peršalimas ar karščiuosite, tada išgerkite jų arbatas. Geriausia ten 3 kartus per dieną pradžioje pagerti ir turėtų kažkiek tai padėti. Iš tikrųjų, tai yra augalas veikiantis ne tik tai į vidų, bet ir išoriškai. Tarkime, viržių žiedeliai sudžiovinti gali būti, taip susmulkinami į miltukus ir barstomi ant žaizdų, nes jie padeda žaizdoms greičiau užsitraukti, greičiau gyti. Ir tai taip pat gali viržis būti naudojamas ir išoriškai. Taip pat jisai ir nuo
berods ir nuo inkstų, ir šlapimo pūslės ligų visokių. Na, čia reikėtų, dar galite patys plačiau pasidomėti, bet įdomus dalykas dar yra tas, kad jisai veikia kaip, veidas pasakytų, uspakajonsas. Tai čia tokie kaip raminamieji natūralūs. Jisai veikia nervų sistemą raminančiai, migdomai šiek tiek. Ir jeigu kažkokią turit nervinę įtampą, tai tuomet galite irgi išgerti viržių arbatos ir turėtų šiek tiek nuimti tą įtampą. Ypač vartojant ten kartu su sukatžole, ten valerijonų galbūt. Čia jau reikėtų irgi pasidomėti plačiau. Bet faktas tas, kad jisai ramina nervų sistemą. Na, o jeigu jūs ir taip esate labai vangus, labai lėtas, labai ramus, šiek tiek mieguistas ir jeigu jūs pavartosite dar viržių arbatos, tai galite irgi tapti toks labai apatiškas viskam, nes jūsų ir taip tokią ramią nervų sistemą dar labiau nuramins ir jūs tuomet galite tiesiog tapti per vangus. Tai irgi su šito dalyko atsargiai, nevartokite jo nesaikingai viržio. Tai vat galima vartoti nuo tų išvardintų mano problemų. Va dar ką prisiminiau apie viržį, tai juo anksčiau ypač neturtingi žmonės prigrūsdavo savo čiužinius lovų. Tiesiog, tokia šiaip gan patogi, atrodo tokia minkšta medžiaga. Aš dabar va taip, kai liečiu jį, galbūt su laiku, aišku, susispaudžia jie. Kadaise mano tėtis pabandė prigrūsti visokių žolių, šienų, pasidaryti pats čiužinį. Ten kaime bandėm pasidaryti, kaip senoviai tokį. Bet problema buvo ta, kad su laiku jisai labai susigulėjo tasai čiužinys ir tapo kietas kaip akmuo. Tai nežinau, kaip su viržiais, galbūt yra kita situacija, galbūt jis toks nepasidaro, tai turėkite omenyje, jeigu ką, tai galit panaudoti ir kaip čiužinių prigrūsti. Ten tokiam šluotelėm jį surišdavo ir ta gerąją pusę į viršų, kad būtų taip minkšta. Tai va, turbūt būtų tokie pagrindiniai dalykai apie viržį. Jeigu dar kažką pamiršau paminėti, tai būtinai papildykite komentaruose. Na ir ačiū, kad žiūrėjote, ačiū, kad pakomentuojate, pasidalinate savo patirtimi. Kas dar neužsiprenumeravote, kviečiu užsiprenumeruoti kanalą Gamtos poezija, spausti patinka, pakomentuoti ir kas norite, galite paremti taip pat veiklą Patreone. Nuoroda yra aprašyme. Tai ačiū, kad žiūrėjote ir iki kitų kartų.